Labas vakaras, Horni gyventojai. Šiandien lapkričio 5, o jūs žiūrite vakaro žinių laidą. Šįkart mūsų miestas išgyvena įtemptą parą. Lapkričio 5 dieną, apie 1:35 nakties, netoli Horni miesto įvyko skaudi nelaimė. Sprogo keleivinis autobusas. Vykęs maršrutu Horni Kuršėnai. Sprogimas buvo toks stiprus, kad jo garsas girdėjosi net miesto pakraštyje. Liudininkų teigimu, iškart po sprogimo kilo panika, keleiviai bandė gelbėtis patys, o vietos gyventojai puolė į pagalbą. Visgi pareigūnai bei ugniagesiai, nepaisant kelių iškvietimų, į įvykio vietą neatvyko. Mes tempėm žmonės iš autobuso plikomis rankomis, jokios pagalbos nebuvo, tik dūmai ir riksmai, pasako vienas iš liudininkų. Horni vidaus tarnyba pradėjo tyrimą dėl pareigūnų neveiklumo, tuo tarpu visuomenė reikalauja viešo paaiškinimo, kodėl reagavimo tarnybos neįvykdė savo pareigų. Sveiki visi, su jumis sveikinasi Nora Kvin. Iš įvykio vietos Los Santos degalinės sprogo su autobusu pilnu žmonių. Galbūt galit pakomentuoti, mes kalbam dabar su nukentėjusysiu. Koks jūsų vardas? Aš Tonis, sveiki visi. Žodžiu, tai važiavom į Kuršėnus po biškį. Vairuotojas pasakė, kad reikia kūrų užsipilti. Tai gerai, jau biškį vėlavom pagal grafiką, nes turėjom būti išvažiavę iš už miesto, bet taip gavos, kad neišvažiavom, nes kūras labai nes, kaip ir sakiau. Vairuotojas išlipo kurt, tą autobusas buvo užkurtas, paliktas, pradėjo pildyti kūrą. Kažkas išlipo parūkyti ir tik nespėjom taip susižiūrėti, žiūrim, jau dega ta degalinės dalis, kur yra pistoletai ir jau viskas grybų į viršų. Ar labai daug nukentėjusių žmonių šiuo metu yra? Daug buvo, jo tikrai beveik pilnas autobusas buvo. Tai vat. Kaip jūs įvykote, kaip jaučiatės, ar medikas jums padėjo? Medikas padėjo, šiaip jo lengvas šokas, kaip ir minėjau, visiems turbūt, vėl matot, kokia čia darosi. Tikrai matau. Jo, čia kaip teroristai būtų užpuolę. Ar girdėt, kad šiandien kaip tik mūsų mieste buvo apsilankę teroristai, galbūt manote, kad čia būtų jų išpuolis? Ne, gal degalinė nesprogdintų kažką gal biškelį, žinai. Ką čia ta degalinė, ką čia tas autobusas, panašiai. Nes paprasti žmonės, žinai. Galbūt teroristai užminavo jūsų autobusą, nepagalvojot apie tai? Va čia gal jo, gali būt. Kaip Šustauskas sakė, nepraeis nei 10 metų ir mieste išgirsim Alaka Kabar. Naujas posūkis medikės byloje. Kaltinimai pripažinti neteisingais. Horni teismas šiandien paskelbė išteisinamąjį nuosprendį medikai, kuri anksčiau buvo kaltinama 2 pareigūnų ir 1 kolegos išprievartavimo. Tyrimo metu nustatyta, kad surinkti įrodymai buvo klaidingi, o keli liudytojai davė melagingus parodymus. Advokatas teigia, kad jo klientą planuoja kreiptis dėl žalos atlyginimo. Tai ne tik asmeninė pergalė, bet ir signalas visiems. Kaltinti be įrodymų negalima, sakė jis spaudos konferencijoje. Teismo sprendimas sukėlė daug diskusijų tarp Horni gyventojų. Dalis jų kaltina institucijas nekompetencija. Sveiki, medikė. Gavome tokius pareiškimus, kad jūs išprievartavote 2 pareigūnus ir 1 mediką. Ar čia yra tiesa? Ne, tai visiškai netiesa, tai yra grynas melas. Kodėl žmonės kalba tada taip? Gal bando apšmeižti medikus, kadangi pasiemus 1 pilietį pasikalbėti, kitas pareigūnas pradėjo persekioti. Tai tiesiog taip ir gavosi, kad pareigūnai patys pradėjo apie tai šnekėti, kad buvo pasikėsinti išprievartauti. Tai kažkokių nusiskundimų neturite jiems, taip? Šiuo metu ne, tačiau laukiu psichologo konsultacijos, kadangi yra šiokia tokia baimė atsirado dabar nuo pareigūnų. Vis dėlto apšmeižta bereikalingai, kaip ir nemaloni situacija. Tiek naujienų šį vakarą. Miestas išgyvena sudėtingas dienas, tačiau Horni žmonės dar kartą įrodo, net ir sunkiausiamis akimirkomis gebame išlikti vieningi. Sekite naujausią informaciją mūsų portale ir socialiniuose tinkluose. Pranešimus atnaujinsim kiekvieną dieną. Su jumis buvau aš, Delaila Miller. Ir aš, Nora Kvin. Linkime jums ramios nakties ir saugaus rytojaus. Likite su Horni naujienomis. Mes stebime, kad jūs žinotumėte.